Pasiruošę? Viskas? Vis veikia? Ne. Esu Emilija Nuševskė, kolektyve galite vadinti mane Emilis. Studijuoju Kauno kolegijoje, dantų technologijas, o apie Nemuną sužinojau, visą laiką žinojau, kai šokau iš dainų švenčių, labai girdėtas kolektyvas, tai ir nusprendžiau čia ateiti. Aš esu Augustė Jakipčiuk, studijuoju Kauno technologijos universitete informatikos inžineriją. Apie Nemuną irgi žinojau seniai, aš irgi šokus labai daug metų, žiūrėdavau, kokie yra kolektyvai universitetuose ir buvo toksai momentas, kad net galvojau universitetą rinktis dėl kolektyvo, bet paskui sužinojau, kad nesvarbu, kur studijuoju, gali į kolektyvus vis tiek eiti. Mano vardas Ieva Davidaitytė, studijuoju Kauno technologijų universitete verslo skaitmenizavimo vadybą. Apie Nemuną sužinojau pati daug metų šokus ir turiu Nemuną pažįstamą. Aš Austėja Stakytė, esu iš Vokalo, studijuoju programos sistemas, sužinojau mugėj. Tai aš Sima Laukaitytė, irgi vokalas, studijuoju taikomąją chemiją ir sužinojau apie Nemuną iš draugės. Aš esu Jokūbas Guzaitis, esu vokalas, kol kas esu dvyliktokas Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Sužinojau apie Nemuną, mane pakvietė Guoda. Tai sveiki, aš esu Roma Pretkelytė, aš studijuoju maisto technologiją, Kauno kolegijoje, esu pirmo kurso studentė, sužinojau iš savo mamos, nes jinai Nemunėtė. Aš esu Liepa Sveikataitė, studijuoju irgi KTU rinkodarą. Apie Nemuną sužinojau iš savo sesers, jie labai rekomendavo šį kolektyvą, nes minėjo, kad jie visi labai draugiški. Aš Austėja Baltuškonytė, studijuoju medžiagų fiziką ir nanotechnologijas KTU pirmam kurse ir apie Nemuną sužinojau iš stovyklos pirmo kurso, kur mes turėjom šokius ir buvo labai smagu, tai norėjau prisijungti. Aistė Pagališkytė, studijuoju KTU atsinaujinančią energetiką. Sužinojau iš buvusios klasiokės, kuri pakvietė prisijungti, dabar groju kankliam. Tai sveiki, esu Liepa Baraitytė, studijuoju atlikimo meną ir iš kur sužinojau, tai draugė parekomendavo čia eiti, tai ir atėjau. Tai aš esu Eglė Urbanaitė, studijuoju mediciną antram kurse ir esu šokėjų žanre. Apie Nemuną sužinojau iš kambariokės. Aš esu Ieva Tamulynaitė, studijuoju duomenų mokslo ir inžineriją, esu šokių žanre. Apie Nemuną sužinojau iš dainų šventės. Ir šiandien Atsakysim į Aktualiausias Nemuno klausimas. Kiek vadovų yra Nemunė, kokie jų vardai? O ne. Iš viso 8, ne? Ne, tikrai, esi garantuota? tai vadovai yra 2 vokalų. Tai žinau, vokalo 2. Jo. Choro 1. Gerai, šokėjai turi 2 vadovus. Yra ta Margarita, jinai ten meno vadovė liktais. Margarita, Vilma, Roma, kapelos, orkestro. Nu tai 5. 5? 5. 5? 5. 6 ar 7 vadovai. 6. Pala, kapelos orkestro, sakėt, 2 šokio, bus dainavimo. Nu ir dar papildomi 3 kažkokie, 8, gerai. Kokių magiškų galių norėtum įgyti? Geras klausimas. Norėčiau skraidyti. Paskraidykime. Norėčiau sugebėti pagroti visus kūrinius, kuriuos aš mėgstu ir tiesiog, kad man būtų lengva juos pagroti, jų nesimokius ir aišku teleportuoti, norėčiau mokėtis. Aš irgi noriu teleportuotis. Gal teleportacija būtų smagu. Aš norėčiau teleportuotis. Aš irgi noriu teleportuotis. Realiai, nes tada iškeliauju visą pasaulį labai smagu. Šiaip jo. Aš norėčiau valdyti laiką. Aš tai norėčiau laiką sustabdyti, kad ilgiau pamiegoti kartais. Aš norėčiau, kad nereikėtų miego. Aš norėčiau mintimis kalnuoti daiktus. Nežinau, aš tai norėčiau būti nematom. Ką 0 pasakė 8 tai? Ką? Jeigu čia bairis, tai nepagaunu. Nu, labai tikrai turime girdėti šitą baidą. Ar čia jau senas bairis? Galimai jūs jau per seni. Gali būti. Labiausiai tai šauna 789. Ta prasme, čia iš tos pusės, bet... Tai jeigu atsigultum, atrodytum kaip begalybė. Jo. Geras. Gražus diržas. Tai nes 0 yra 8 tas virš. Pagaunu.
Ko labiausiai lauki Nemune? Krikštynų. Štynų. Krikštynų, kad galėčiau liftu važinėti. Čia vardai yra. Repeticijų. Arba mūsų pirmo cemento, arba merginų dienos. Nes tada nieko organizuoti nereikia. Sėdi. Nu, aš atėjau, nes aš noriu dainuoti, labai mėgstu dainuoti ir aš noriu koncertų laukti labiausiai. Gal koncertą? Koncertų. Jo, tiesiog daugiau koncertų. Labiausiai tai atėjau čia dėl dainavimo, bet turbūt laukiu ir visų tų kaip ir bendrystės akimirkų, visas kolektyvas susikuria kartu. Aš tai laukiu pirmo koncertą, nes kai buvo koncertas, nedalyvavau, tai vat noriu. Irgi. Jo. Aš irgi. Aš realiai visą gyvenimą irgi gyvenu dainavimu, visada chore arba kažkur tais ir tada išmetė mane iš choro ir man pasiūlė čia ateiti. Tai džiaugiuosi, mėgaujuosi tom repeticijom, tais koncertais ir norėjau pažinti studentišką gyvenimą šiek tiek galbūt iš anksto. Čia iš to irgi. Visko. Ką galvoji apie Nemuno merginas, vaikinus? Ir labai labai faini žmonės. Žinau, kad labai faini, bet visų labai bijau. Jo, irgi. Jau apsipratau, bet pirmo labai baisu buvo. Man vis dar. Man irgi, bet jau dabar geresnė situacija. Visi labai draugiški, visi labai mieli, paslaugus, iškalbingi, visada padės. Jo, faini. Ir visokiausių žanrų žmonių, tai labai smagu susipažinti. Jo, man irgi labai patinka, nes jaučiasi tas šiluma, nuoširdumas ir nebaisu ateiti į kitas repeticijas, net laukiu kiekvieną dieną. Aš irgi pritariu, merginos ir vaikinai tikrai labai draugiški, visi sunkiai dirba, kad pasiektų gerų rezultatų. Tikrai labai jauki kompanija, tiek vaikinai, tiek merginos labai jaukiai priėmė, kas buvo keista. Dar su ne vienu kaip ir labai rimtai nekalbėjau, bet jau vien tik dėl to, kad paprastai vaikinų dainuojant nelabai daug būna. Jau kad dainuoja, tai šaunuoti, ką žinau. Nu tai jo, faini žmonės, draugiški, ką žinau. Ne, tai užtenka. Jau kažką prisišnekėjus? Ką? Liuks, hebra, liuks. Nuostabus esat. Kiek skalėje nuo 1 iki 10 bijai vadovų? Nebijau. Dvejetų, labai fainų vadovų. Jeigu trumpai, kokie 3. Apie 4. Kokie 2, 3. Kažkiek vis tiek reikia bijotis tų vadovų, nežinau. Roma iš pat pradžių atrodė kaip 8 stiprus, bet dabar taip biškai supažinus, pamačius, ant kiek jinai kartais pašmaikštauja, pajaurauja, tai koksai 4. 5. Aš gal 6. Žinau, gal 7. O, 10. Nu tai vadovai gan draugiški yra, tai nėra, kad ant tiek, bet... Nu 8, sakyčiau, 8 yra. 8,5.